Sveiki, esu uždarų patalpų golfo klube Golfin. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Golfin Vilnius. Golfin golfo klinikos užduotis – taisyklingai išmokinti žaisti jūs golfą. Šiandien kalbėsiu apie du svarbiausius dalykus – kaip taisyklingai pasiimti lazdą į rankas ir kaip taisyklingai atsistoti. Šitie du dalykai jums padės taisyklingai numušti golfo smūgį. Du svarbus dalykai, kuriuos turite turėti omeny, kad lazdos ilgis trumpinasi arba ilginasi. Tai visų pirma, turite įsirinkti taisyklingos lazdos ilgį pagal jūsų ūgį ir rankos ilgį. Ir visų antra, gripo storis turi būti parinktas pagal jūsų rankos dydį. Yra plonesnių gripų, storesnių gripų, tai šitas dalykas yra labai svarbus. Paprašysiu jūsų pasiimti rankas golfo lazdą. Aš pats esu dešiniarankis, tad viską, ką sakysiu, kai rankiai turės daryti atvirkščiai. Pirmoji ranka dešiniarankiam bus kairė, kuri užsideda ant gripų. Tai padarome štai taip liuksą ir jį dedame ant golfo lazdos. Svarbus dalykas, kad nuo lazdos galo turi būti minimum 2 pirštai, kad taisyklingai rankos susidėtų ant gripo. Ir kairys nykštys turi būti taip pastatytas, nukreiptas, kaip aš įsivaizduoju, kad lazda dabar yra tiesiai ir aš taip numušiu tiesiai golfo kamuoliuką. Golfe mes turime 3 skirtingas laikysenas. Tai pradėsim nuo pirmos, nuo baseball. Tai dešinė ranka apima kairį nykštį, nykštys dedamas truputį kairiau. Ir svarbus dalykas, kad rankos yra štai taip padėtos be jokių tarpų. Antroji laikysenė yra interlocking, tai reiškia šitie 2 pirštai susikryžiuoja ir matot, pirštas truputį nuoja jau į priekį. Tai reiškia ne šitaip, o truputį į priekį ir nykštys kairiau. Interlockingas. Dabar pereinam į beisbolo ir mažylį uždedam ant viršaus. Tai šio gripo pavadinimas yra overlapping. Tai vienas svarbus dalykas, kad šį gripo laikyseną turite įsirinkti su savo profesionaliu golfo žaidėju arba treneriu, kuris jums parinks taisyklingai paėmimą lazdos, nes tai yra labai svarbu, kad jūsų riešai būtų mobilus, lengvi ir kad jūs taisyklingai išvystytume greitį, kad kamuoliukas skristų kuo toliau. Bonusas jums, kad taisyklingai įgytumėt įprotį imti lazdą į rankas, su dešinė ranka pasiimat lazdą ant šafto, kabinate kairę ranką ir dešinę žiūrit. Ir kai jūs žiūrit lazdą ir esat jau įsitikinę, kad taisyklingai pasiemate lazdą, 10-baliai sistemoje, jeigu 10 yra labai stipru, turite spausti lazdą ant 4. Testai, kurie yra daromi, ar jūs esate taisyklingai pasiemęs lazdą į rankas, tai yra šoniniai veiksmai, aukštyn, žemyn, vienas ratukas į vieną pusę ir į kitą. Jeigu jūsų riešai labai lengvai juda, tai reiškia, jūs taisyklingai pasiėmė lazdą ir dabar galime pereiti prie kaip taisyklingai organizuotis prie golfo kamuoliuko. Paimam lazdą, taisyklingą gripą, suglaudžiam kojas ir svarbiausias dalykas pasidedam kamuoliuką į tą vietą, kur susiglaudžia kojas. Ir dabar svarbus dalykas yra tokiu pačiu atstumu į dešinę, tokiu atstumu į kairę. Kad kamuoliukas būtų per vidurį kojų, vienas labai svarbus dalykas – pėdos neatidarytos ir neuždarytos. Tai jas pasidedame tiesiai, kamuoliukas per vidurį kojų ir labai svarbus dalykas, kad neuždarome ir neatidarome golfo lazdos. Tai reiškia, kad lazda būtų padėta tiesiai. Čia yra labai svarbu tam, kad jūs smūgiuotumėt su ta golfo lazda, kokią jūs turite rankose. Stojame prie golfo kamuoliuko. Kamuoliukas per vidurį kojų. Vienas svarbus dalykas yra tas, kad mūsų kojos turi būti neištiestos ir nesulenktos. Svarbiausias dalykas, turite įsivaizduoti, kad nesėdėt ant baro kėdės. Tai reiškia, stovėsnė turi būti labai tokia mobili, bet taip pat jūs turite visą laiką suvokti, kad jūs turite atsistoti taip, kad jeigu kažkas jūs pastumtų, jūs išlaikytumėt pusiausvyrą. Neteisingai, neteisingai, teisingai. Dabar kokiu atstumu mano lazda turi būti atitolus nuo manęs? Labai paprastas
patarimas jums, atsistojate taisyklingai prie golfo kamuoliuko ir atleidžiate savo dešinę ranką, kad jinai kabaliuotų. Dešinė ranka visą laiką kabaliuos nuo peties. Tai reiškia, jeigu aš dabar atsistosiu štai taip ir atleisiu dešinę ranką, jūs puikiai matot, kad ranka negrįžta į savo vietą. Tai reiškia, aš esu per toli. Tai reiškia, aš turiu eiti tokiu atstumu, kad mano visą laiką ranka būtų atpalaiduota ir jinai sugrįžtų į savo vietą. Kitas svarbus dalykas yra toks, kad aš lazdos nespaudžiu ir mano kūnas yra labai mobilus tam, kad aš galėčiau taisyklingai judėti ir tam tikras kūno dalis, pavyzdžiui, daugiau laikyti svorį ant dešinės kojos tam, kad aš nejudėčiau. Tai reiškia, svarbus dalykas, kad nugara turi būti neįtempta, jinai yra ištiesta, o rankos labai laisvos, taip pat kaip ir pečiai. Tai prieš pradedant smūgiuoti, turite atsistoti ir pasižiūrėti, ar visos kūno dalis taisyklingai stovi ir tik tada galima pradėti smūgiuoti golfo kamuoliuką.